scenarius koks įmanoma ir laiminga pabaiga buvo mūsų. Bet noriu pagirti Varžovų komandą, tikrai buvo stiprus ir jau kai atrodė, kad jie turi pergalę kišeniai, mes dar mėginom kautis, aišku, už tai yra didžiausia pagarba mano komandai, kurie susirinko kovėsi, likom penkiese, nežinau, įvyko stebuklas. Arnas įmetė tritaškį, pavyko derinys, bet padarėm tą opciją, kuri buvo pati paskutinė, jinai suveikė. Aivaras įmetė abi baudas, apsigynėm ir nu nežinau, tikrai dėkui Varžovam už kovą, buvo verti irgi pergalės čempionų titulą, tikrai gerai žaidė, bet nu, šį kartą tikrai sėkmė nusišypsojo mums ir linkim visiems geros vasaros, gero poilsio ir geros nuotaikos. Valentinai, sakykit, kaip švęsit tą pergalę? Pergalę švęsim sėkmingai, kadangi ketvirtadienis, po vieną bokalą nealkoholinio, aišku, būtinai išgersim. Tai ką, visų pirma, didelis dėkui Mariui Kurlinkui, kuris šitą erą užkūrė, pastatė komandą, kad galėtume žaisti. Visų antra, labai didelis dėkui mūsų gladiatoriui Aurimui Vaičiulio, be kurio nebūtume daėję iki šito didžiojo finalo. O finalas buvo tikras finalas, kaip sakant, banguotas, permainingas, jie pirmavo, mes pirmavom. Ant galo tikrai turėjom labai didelį šansą laimėti, bet fortūna nusisuko nuo mūsų. Ir šiaip išretėjom, gavom traumų, nepilnos sudėties. Gaila, bet eilinį kartą į finalą nesusirinkom pilnos sudėties. Ir dar plus gavom traumus. Taip, kad laukiam sekančios lygos, sekančių pergalių. Ačiū.